Pasaulio kraštas. Statums tai neriaus. Fain, ne? Kažkokie griuvėsi. Sur elektra yra, gali pasikrauti. Viskų pasikrauti gali. Bėgom nuo skrusdėlių, pasistatėm ant rudųjų skrusdėlių. Bet neįėję pas mumis. Džips atvažiavo, pažadino mumis atvarė žvejai žvejoti. Niekur nieko negalima statyti, nieko negalima daryti. Bet su džipais visur galima. Ten galima, ten galima. Rytinis ritualas, kava verdant jūros. Kur saulė? Saulė nusisuka kažkur. Ir iš karto vėsiau. Kunkuliuoja, kaip greitai verd čia šakės. Taip, viskas. Labas rytas, jau 11 diena. Striukė pats geriausias daiktas, nors šilta, bet jinai nuo uodų geriausia sauga. Mes apsistojom va ten, bet bėgom nuo didelių skrusdėlių, užbėgom ant rudųjų. Bet gerai miegojom, atsigėriau jau kavos ir eisim pakuotis daiktus, dar biškį pasižvalgyti. Bet ir saloj tas gyvenimas toks įdomus. Medžiai, lapuočiai, kadagiai, pušis, eglės, viskas kartu. Ir pajūris, dumblas, metrapaini smėlis, metrapaini akmenukai. Labai vairūs tas paplūdimys, va. Toj pusėj vieni akmenis, o ten už to ragiuką idealus paplūdimys, bet vienos skrusdėlės. Nu, aš nežinau. Galvoju, kad baisus yra lietus, ten uodai. Nu, uodų tai gali apsipurkšti. Nuo skrusdėlių tai nieko nepadarysi. Jos lip, eina iki pat galvos, ant dviračio, ant daiktų, ant visko. Kaži gintarą čia būn. Mačiau gintarą iš tikrųjų dirbinių parduotuvė Taline. Gal ir būn kažkiek gintarą jie randa. Gerai, pradėsim 11 dieną. Šiandien tikslas pamatyti švyturius, nes čia yra ne vien švyturys. Pamatyti švyturius. Teks jau man jaučiu lipti vieną, nes nusižiūrėjau tokį neblogą gražų. Ir kelsimės, jeigu spėsim į keltą, turėtumėm spėti kažkaip, kelsimės į Saremų ar Saremų salą. Nu, kažkaip ten vietinis sakė, ne. Nu, į kitą salą kelsimės, ten vėl praleisim kelias dienas, ir tada jau žemė, tada jau namo. Nu, šiaip mes visada važiuojam namo, bet turim nuvažiavę jau 700 kažkiek su gal 760 km. Tai dar kažkur, nu, tiek panašiai tiek pat. Pusryčiai šiandien paprastai ant žemės, bamsriume. Saulė tai dingsta, atsiranda. Namo nebėra, dviračiai supakuoti, keliautojai beveik pasiruošę. Šiandien vėl kaubojai, salos gyventojai kaubojai. Ai, tradicijų nelaužom, 12 valandų 10 minučių į kelią. Šiukšlių. Vėlo keliu važiuojam, bet nu tokia tragiškuma. Vieni akmenys. Bėra kaip. Salos ramybė. Vieni patys važiuojam. Kažkokiais vingiuotais miško akmenuotais takeliais. Grinai kaip piligrimų keliu. Gali pabūti su paukšteliais, su uogom. Su savo mintim, bet tik reikia žiūrėti, kad
ant akmens neužsirauti. Varom į Švyturį, vieną kitą ir bandysim spėti keltą. Pasimėgausim dar šitos salos malonumais. Vakėlis. Išlindom į gerą kelią. Gerą, va tokį gerą. Bet tai visi čia tie privažiavimai prie jūros kažkas kosmosas. Salos gyventojų išbandymas. Nes akmenis arba smėlis ir kokia 9 kilometrai iki jūros. Nu jo, dabar gerai. Šitas visai naujas gers. Kalana, Kardala, kažkaip pas jūs visi iš K raidės pavadinimai. Važiuojam tokiu geru keliu, atšakų pilna. Pasimetėm, varom tiesiai. Kalniukais pumpuojam. Nu į namas. Gerai, kai ir nusileisti. Kylam ir leidžiamės. Dabar leidžiamės. Geras. Pora turistų. Ir Švyturys. Ten reikia pirkti bilietą. Ja. Teks tau numauti. Arba su programėlė. Tikėts. Viskas jau. Nu. Kur čia skanuoti? Ten tu šviečitas pakiški ir žiūrėk, nepraleisk mus kainuoja. Palaukis pats įsijungs. O dieve, žiūrėk, kur mes čia lipsim. Sako, bus nebaisu. Nebaisu, bet labai. Rėmės ir aš. Kokie aukšti tie laiptai. Nesąmonė kažkaip. Daug tamsų pasidarė jau. Nu, šakės išbandyms. Langelis. O čia jau savi, kažkas patogiau žinok. Patogiau, jau čia viršus gal. Kaip namuose jau. Jau viskas, jau čia užlipam. Čia jau kaip babos laiptai. Eik, savo čia visur vėjas pučia. Sakė, aš bijausi išeiti lauk. Aš tikrai bijausi. Aš jau čia pasilieku. Matas jų, aš visi pusė. O jetau. Kelseimo, tai kaip pat ten daro. O jetau, tai kur tas Švyturys? Tikrai viršui. Laivs tenai. Lietuvos yra. Nežinau, kuris toks yra. Ventės ragė gal. Čia. Pagriuvęs kažkoks. Tik Latvijai daugiau. Latvijai daugiau. Lietuvai nėra Švyturių iš vis. Keli maželiukai tik. Baltiks Latvijai. Kaši. Statums tai nerealus. Lipims įdomiausias buvo. Nu, į kitą jau nebelipsiu, sakiau tik į tą. Ai, bičias. Vardą reik pažiūrėti. Telefono numeris. Ai. Smirdi šuniu. Tiesiog kelias miške. Siaubas. Sako, lietus lyja. Nepanašu. Yra du variantai. Dar turim laiką iki keltą. 3 valandas. Arba tiesiai minti keltą, arba tuo bjauriu žvyrkeliu minti iki kitą tokią miestą, kuris irgi yra. Nu, nežinau, minam iki keltą, pasižiūrėsim, kada kelias ir tada pakimarinsim.
Minam jau į, nežinau, kokią valandą laiką tiesių lygių kelių, vingiuotų tokių miškais. Svarbu pavėjui ir šilta. Jau greit būsim uoste. Pavargau jau. Bet vienas pliusas, ką pavėjui. Buvo strategiškai pakeistas planas dienos. Keltas atšaukiamas. Minam iki vieną miestelę. Užsibukinom kambarį, nes trūkstam elektros. Tenai labai gražus irgi miestelis, jį apžiūrėsim, pernakvosim. Dar vieną naktį čia saloj. O rytoj jau važiuosim tada į kitą salą. Va taip. Kai atostogauji, tai gali planus keisti, kiek tik nori. Fainai. Baigęs žvyrkelis, dabar toks. Gerulės. Miega. O, ateis vasara. Reik pažiūrėti, aš nedažysiu. Jūs matyti neįjums. Koks yra 5? Dabar paspaudžiau. Ne, kaip ištrinti. Ką aš žinau? Kaip ištrinti? 5, 1, 50. Kaip išatsidaro? Davai, kaip pavadinti. 5? Ja. Atsidarė, ne? Va, kažkaip sukia. Kur yra? Nesąmonė, nes aš paskui čia neturiu. Šitos duris reikia laikyti. O, koks kambariuks. Ne kažką, žinai. Ne kažką, bet... Matelis toks. Tokia kanalizacijos šampūnų sumaišytas. Na, toks padėvėtas. Lovos leda atskiras visiškai, net nesujungs jaučiu. Nesujungs? Apsijungs. Ai, susijungs. Susijungs. Kaimiečiai gyvens. Nusikrovėm tašes, labai dviračiai lengvi, nebemokam važiuoti. Taip vieną ranką skaityk. Čia galim, ja. Varom apžiūrėti miestą, labai gražus čia miestelis ar miestas, nežinau kas. Pavalgyt ir pačilint šiandien. Chill day. Atostogų dieną. Ramiai. Kaina. Pavalgysim, kaip žmonės. Kaviniai. Oi, čia kokių salatėlių. Griupės. Kažkokie griuvėsiai, nieks neleidžia, vidų varom. Toliau apsikeitėm dviratį. Kažkas per pedalių klaks. Tai pasižiūrėsim, kas. Tokios pievos kaip Lietuvoj, tik kad kadagiai vat auga. Toj saloj yra kažkokie ežerėliai ir va prie to miestelę mes užtat ir susigundėm jį aplankyti, kad aplink tuos ežerėlius galima apvažiuoti ir davažiuoti prie jūros. Ir yra toks labai fainas iškišulys. Aišku, čia ir free kempingai yra, bet mums jau šiandien nebeprireiks. Nu, pasidarysim tokį biškį kitokią dieną. Daug minimo buvo šiandien, daug plenta. Pavargom iš tikrųjų, bet
Vėjas yra, bet šilta su maikė dar. Normaliai. Va, kokie ežerėliai. Ir čia irgi yra aptverta. Karvės paleistos juodos kažkokios. Čia ežerėlių karvės. Irgi dviratis. O tokiais miškais visą dieną. Keista, kad tokie objektai ir nebuvo jokios nuorodos ant kelio. Va, skriejam, praskrėjam. Einam apžiūrėti. Vau. Fainai. Čia gali gal ir nakvoti. O tai čia gal ir nakvoti? Nu, nežinau. Gal vakare uždaro? Manau, kad nemanau. Tai aišku buvo svajiro. Tema tai buvo, kad jis privatus, tai gal jeigu nori nakvoti, gali susisiekti. Gal. Va, rimtai gal gali. Tai čia gal reikia pasimti mums. Į lovos. Pasižiūrėk. Bet į vazetę, žiūrėk, elektrą gali, va viską gali pasikauti. Jų. Lempukai dar. Šaldytuvai. Baras. Čia kaip baras buvęs. Čia gal baras ir yra. Privatus turtas, būk geras tvarkytojas arba būk gera šeima, kaip čia planas. Nu, aišku, čia neužsidara. Dušą tik čia nėra. Nu, Jo, dėl dušams, realiai. tolets va ten jaučiu jau. Elektra irgi yra, viskas. Ir vėl karvės jūrinė. Tuneliukais. Salos gyventojai. Arkliai gyvena. Ten vaganas arkliai. Kadagių slėnis. Va, ten gal žmonės vaikšta geruliai. Ir vien čia akmenai. Ten visur. Nu ir ką? Saulę matom. Tomą matom. Žemės pabaigos gal. Einam ir galo nėra. Jūrai. Pasaulio kraštas. Pabaigoj. Atėjom iki pat galo, buvom nuėję, nu vieta tai nereali, kažkoks ir šilta ir gera, tikrai verta aplankyti šitą iškišuliuką. Ir dabar vėjas tik vos bangas kedent, tai fainai, dar ganos čia arkliai, reikėtų pasižiūrėti, gal jie prieis arčiau, nes čia mes tokiam aptvarė, jie po visą tą salą vaikšto tie arkliai, geras.
Nu, įspūdinga vieta. Kaina. Kalsari. Važiuojam keliu tarp jūros ir ežero. Vandens bokštas šoks. Sakė, čia ne tas bokštas, kits dar yra. 50 metrų. Vau! Toli. Vau! Kas čia? Per trobelę. Lipam, jeigu gražu. Ten kormoraną jaučiava saloj, visi medžiai kiti. Eik. Lip. O, my God. Viena sala irgi visą. Sala, nu. Ežerai čia. Visur elektra yra, gali pasikrauti. Viskų pasikrauti gali. Apžvalgos bokštelis. Su nameliu. Einam jau link namų. Link ne Lietuvos namų. Link šiandieninių namų. Kiek mes čia numynėm, nematau. 84. O, gaš, bus 100. Nebus 100. Jom čia daug ko valgyti yra. Gražios kokios. Juodukės. Degalinė. Užsipilti kuro vakarui. Radom Vytautą. O, Lietuva prie pat vadinasi. Ir visur vat ant bulkų va tokia parašyta Humo. Alaus šiandien turim, paėmiau šokoladinę, žinau. Šokoladinę toji vyšninė, gerai? Bananų, gersim pieną ir alų. Vycka. Darysim praustus kaip žmonės tarp čekutį pasėmiau, nieką neperki 25-26 eurų. Baigsim 11. 11 šiandien dieną buvo. Jo. Tokiam kažkokiam. Nežinau, viskas išmėtyta, išlaidyta. Prisipirko maisto, eisim valgyti. Biski, piški, fresh. Kaip gera. Dušiuką. Nežinau, atrodo įlendi ten ir nesinori išlysti. Tai šiandien numynėm vis tik apie 90. Nu, tokia įdomi diena buvo. Karališka vakarienė. Karvės su šituo. Žema visą kibirą. Viską turėsim rytoj suvalgyti. Nes kitaip reiks vežtis. Jie, kaip tu sakai, palapinė pasistatyti. Nemoku.